Tai sveiki atvykę į naują video ir į mūsų žiemos pasakaitę. Pažiūrėkit, prisnigo, afigien. Aikštelė vis tiek jinai pas mus neužšalo kažkodėl. Nežinau, kodėl neužšalo, bet mes labai džiaugiamės. Žodžiu, šiaip pas mus čia visai vyksta toks ir tvarkymas, ir pertvarka. Tai jo, kas pas mus šiandien biškeliai pasikeitė, tai mes nebeturim čia, kur buvo maišai va šitoj pusėje. Ir biškeliai persitvarkėm kambarėlį, nes va ten būdavo šitas irgi sėklos, bet dabar jų ten nebėra. Ir turim pečiuką, tai žinokit, jau visai labai šilta. Pečiukas šiaip tik tai šiandien, čia prieš kokią valandą pusvalandį atsikraus. Tai dabar eksperimentuojam, bet dar šiaip dar tvarkysimės jį, nes biškai pasirodo per kaminas mūsų neišlenda. Ten reikia pertvarkyti, bet nesvarbu, nieko tokio. Perkrausčiau virtuvytę, nes čia jau nebegalim viskas, tai reiks visą šitą perkrausti, žodžiu. Dar bus tvarkymo, nes o pačia čia nieko. Tai žodžiu, biškeliai čia arklydai. Pasitvarkėm ir dar labai fainas dalykas, koksai buvo padarytas. To parodysiu aš jums. Jeigu matot, yra šviesas. Tuoj parodysiu kažkur. O ten, žodžiu, matosi ten tokie du. Turim šviesą. Aikšteliai, kai būna tams. Tai jo, dabar, kad galėtumėm jot vakare, nes ne visą laiką gaunasi, turim dvi šviesytės, tai apšviečia aikštelę dabar. Tai šiaip labai fainas dalykėlis, galiu pasakyti, bet būtent šitų dar neišbandėm. Reiks išbandyti. Jo, o dar, kad mane geriau girdėtumėt, nusipirkau DJI mikrofoną. Investuojam į YouTube'ą. Kas ten žino, kaip čia bus. Gerai. Tai va, o dar pagrindinė bėda, su kuria susidurėm visą laiką, kiekvieną žiemą, tai yra mūsų bačkytės sušalimas. Aš ją išardžiau. Išleidau vandenį, nes buvo vandens tenais dar ir visas vanduo užšalo. Tai aš jį išleidau ir šiandien bus darbelis, jau kadangi po biškį šala. Tai mes prisipilam vandens viduj ir mūsų šitas pasienis būna visą laiką bidonėliais ir bliūdeliais vandens pristatytas. Tai va, tai tokie darbeliai. Ir kadangi arkliai buvo viduj, tai reikės įsivalyti gardus ir žinoma, kad reikės įdirbti arklius. Mes negalim kitaip. Tai žodžiu, tai va, reikia viskas susitvarkyti arklydėj ir eisiu dirbti arklių, nes dabar dar jie biškeliai laukia. Jo, gerai, varau, vežuosi krautuvą ir eisim valytis, nes biškį ir gūnių primėtyta, žodžiu, jovalas. Tai kaip ir sakiau, viską pradedam nuo Baltijos gardo, tai reikia pirmiausia atsiskirti gerus šiaudus nuo blogų, tai va čia dabar tą patį realiai ir darau, tai visus blogus šiaudus su kakučiais sustumai į vieną krūvą, o tada pereinam į titnago gardą. Padarau visiškai tą patį, atsirenku gerus šiaudus nuo blogų ir vėl viską aš dedu į vieną didelę krūvą. Paskui eisiu, jau atėjau, jau pasimsiu kitas šakes, kad smulkmenytė, žodžiu, visą sustumti į vieną krūvą irgi. O aišku, kaipgi darbas be pačio geriausio krautuvėlio. Tai atvarau viską, tiesiog susėmiu ir viskas. O kadangi jis visko gerai nesusėmė būna kartais, tai pasiemu šakes ir visus smulkmeniškus, žodžiu, mažus kakučius sumetu pati rankytėm į tą kaušą. Ta patį padarau ir Baltijos garde. Paskui mes keliamės į mūsų stoginę virš tvarto, kur yra laikomi visi šiaudai. Kadangi šitas rulonas buvo biškeliai pamiręs, tai šiaudą dėja, bet tenka dėti į didmaišį ir tada tą didmaišį transportuotis tiesiog į arklidę. O kaipgi transportuojasi? Va taip. Paėmi už maišelio šito ir išmeti pro langą.
Ir paskui nusitempia iki arklidės. Tai va dabar viską reikia labai gerai išpurtyti iš to šienmaišio ir padalinti arkliam visgi tuo šiaudus. Tai baltai biškelį daugiau įdėjau, nes pas ją beveik nebebuvo gerų šiaudų, o titnagui biškelį mažiau, bet irgi tikrai nepagailėjau. Nu, stumgi tuos visus šiaudus. Stum. Dar stum. Nu ir va. Ir dabar, kadangi pas titnagą buvo visai nemažai gerų dar likę šiaudų, tai dar ant viršaus, aišku, reikia pakratyti ir tų naujų. Nu tai, purtik tu čia. Nu va, atėjom pas Baltiją į gardą. Va, dar bitėm labai padeda pas Baltiją gardą. Nu ir vėl visus šiaudus ištaškom, kad arkliam būtų labai šilta ir gera, ir minkšta, ir sausa, ir taip toliau ir panašiai. Nu ir aišku, kadangi atsirado pečiukas, taigi reikia jį, kaip sakoma, kūrent, kad jisai neužgestų. O tuo pačiu, aš, kaip sakoma, ir pietus pagalvojau, kad pasišildysiu. Gerai, ganagi čia tų šitiek malkų, kiekgi tu čia gali dėti? Ganagi, daryk duris, viskas jau. Gana. Jau dega, taip. Nu ir va, ir kadangi jau pakūrėm biškelį labiau pečiuką, tai dabar kitas dar, uždėgi tą gūnę. Eik, paim kitos gūnės. Nu va, dabar reikia sudėti visas gūnės ant šitų kabyklių, kad biškelį jie pradžiūtų ir būtų tvarkingai sudėlioti. Biškis traglinų su va šitą Baltijos gūnę, nes jinai baisiai didelė, nu bet kažkaip pavyko ją uždėti. Nu ir dar paskutinė gūnė prakaitinė, tai irgi nelabai jinai čia švaruolė, bet nieko tokio. Nu žodžiu, o paskui tai dar vienas iš svarbesnių darbelių, tai buvo aišku prisikimšti šienmaišus. Šiaip nežinojau, ar kimšiu, kam kemšu iš tikrųjų, ar nešiu į lauką aš tuos šienmaišus, ar aš Baltiją viduj paliksiu ir maitinsiu. Nu bet esmė, kad juos prikimšti reikėjo. Tai žodžiu, čia pirmiausiai kemšu mažą šienmaišį ir, aišku, būtinai reikia prikimšti ir didelį. O va, kai kimšau didelį, sugalvojo bitė ateiti į kompaniją, žodžiu, man palaikyti ir ant jos užgriuvo šienainio gabalas. Bet, kaip matot, jai yra visiškai dzin, jinai savo tiesiog tenais gulėjo, o aš, kaip koks vergas, turėjau aplinkui įminėti šienainį ir kad netyčia nepalieščiau bitės. Nu, nes jinai tada išeis ir supyks ant manęs. Nu ir žinoma, aš bėgau, pažiūrėkit, kaip bėgu, nes pamiršau, kad mano sumuštinis šyla. Nu, žodžiu, viskas pasirodė gerai, nepridegė, bėgu atgal, nes dar nepabaigiau darbų. O dar reikėjo titnagui pridėti šienainio į gardą. Ir pasirodo, Baltijai šienmaišį irgi kabinau į gardą. Nu ir kadangi va šitie darbeliai jau padaryti, arklydė aptvarkyta, tai tas paskutinis arklydės darbelis yra viską įsišluoti. Tai žodžiu, man irgi bitė labai padeda tvarkytis, va eina to atsiguls kur nors. Nu, o čia aš kaip kokią vergę į zaurą, žodžiu, dabar dirbu ir šluoju visą arklydę. Nu gerai šluoju, labai gerai, pažiūrėkit, kaip gerai iššluoju. Šluok. Dar biškį pašluok ir bus labai gerai. Va, viską gardant sušluok ir bus gerai. Teisingai. Nu ir va, ir po viso darbelio jau atėjo pietų metas ir man jau reikėjo pavalgyti. Nu tai variau valgyti, žodžiu. Va tiek. Na ką galiu pasakyti? Pavalgiau. Pasišildžiau prie pečiuko, nes į vis reikia pasižiūrėti, kad būtų malkyčių. Vytautas įsitaisė irgi jau. Ir ką, ir baigiau tvarkytis, kaip ir plius minus. Aišku, dar liko vienas darbas, tai būtinai reikės atsivežti vandens, bet kol kas pavogtas yra krautuvėlis. Tai žodžiu, tai kol krautuvėlis pavogtas, eisiu, padirbsiu su arkliais. Tai einu parsivedu titnagą, einu parsivedu Baltiją, einu pajot Baltiją. Baitingiu, bet reikia. Tai jo, aikštelė, kadangi gera, tai reikia naudotis progą, kol jinai dar tokia, reikia eiti padirbėti. O su titnagu, nežinau, gal arba eisiu pavaikysiu, arba eisim padirbti laisvai. Dar nuspręsiu. Nu ką, pasirašiau Baltiją, užsidėjau balną ir varysiu vėl šiandien be kamanų, bandysiu biškį tik lengvai pajot, nenoriu, kad per daug sušiltų. Ja. Kad per daug sušiltų, nes jie eis dar šiandien į lauką, tai pilnos trefkės mes su jie nedarysim. Taip, aišku.
ir paskui eis titnis. Dar biškį nesutemo, bet jau po biškį, tai su baltė dar prie šviesos pabandysim prasijot, o su titnagu jau reiks jungti šviesytę. O aš atrodau tai taip. Nes nenoriu nuo šalto ausų jojant, nes jau dabar pradėjo labai šalta ausų. Žodžiu, tai kad nenušalti ausų, užsidėjau tokią skarą ir dėdos baltį kardėjo ir mes einam. Ja, tai aš šiandien tiesiog bandysiu paprastai pajot ir žiūrėsim, kas bus. Nieko labai ypatingo, nes aš tokia, matot, taip pusėtinai pasiruošiu. Reikia užseksiu kišenę. Apsimausiu pirštinę. Kiekvienoj kišenėje turiu labai daug skaniokų. Nu tai žodžiu. Tai va taip va ir gyvenam. Nežinau kaip čia bus, nes aš su ilgu paltu, bet užpakalį sukėliau viską. Gal bus gerai. Ojetu. Labai nenoriu apsikraut, tai tiesiog paprastai labai. Jo, ir pas mus realiai va iki čionais, kur mes dabar su baltė, tai iki čia realiai galima ir jot. Nes visur ten gale yra kieta, ten yra sena, tas buvęs senas raumpenas ir ten tiesiog kieta. O čia viskas nauja, tai čia žiauriai geras gruntas. Anetuk. Jo ką čia. Kaip kokios va. Žodžiu, dar prieš va šitą visą jojimą mes greitai sutvarkėm baltį į kanopus. Tai reiškia perkaustė priekį ir nuėmė, vieną pametė pasagą galinę. Tai mes vapšė galą nuėmėm ir palikom be pasagų, nes čia vakar, kai jojo, žiauriai gerai buvo. Nu, tipo, jai neslidu, nes apačioj žvyras čia pas mus, tai jai neslidu. Nu, tai va, tai... Tai pagalvojom, paliksim be pasagų mes ją. Dabar. Tai priekiai dar palikom, nes vis tiek dirba. Jinai kadangi pilna padė, tai dar palikom. Nu ką, bandom, tukuku. Aš jau kilpą. Tu kur. Negalvojau, kad bus taip. Ačiū tokai. Zena. Tai mes lengvai prasiriščiuosim, kad baltė bent jau prasijudintų tiesiog. Bandysim voltukų. Volčiokų. Va, šitai. Gerata. Dar volčiukų padarysim tiesiog. Tik kitoj vietoj. Sergiai, jo. Dar biški. Nice. Vysim keist kryptį. Taip jau kelintą dieną joju su kordeo. Tai jinai jau normaliai priprato. Vėl jinai viską atsimena šitas arklys. Dar 8. Dar 8.
Naistuk. Toliau ratuką. Naistuk. Va, galima šokti vakare ant arklio. Ir arklys bėga. Ir va, toliau galima šokti vakare. Gera tuka. Ne, užbėg. Va, būna ir taip ir man. Op. Ne viskas visą laiką tobulai. Nice. Nice. Gerai, kita pusė. Nice, neblogai. Tai, šaunuolėt. Gerai, op. Nice, iš čia. Nice, tu ką. Gerai, žingsnį. Oi, šaunuolė. Nu, žiūrėkit, gada. Easy peasy taip. Ja, super. Jo. Ja. Ja, super! Tuka! Super! Svarbiausia yra surasti tinkamą spotą. Na. Tik nesivaliok. Šaunu. Nesivaliojam. Nesivaliok. Va, tukai. Ir dabar. Ap. Ne. Kakis. Taip ir būna, kai su baldu pagaldai. Bet, va, balnas labai nenukentėjo. Šaunuolė. Nes lakų nenorėjau labai su balnu, bet, nu nieko. Kaip sako, jinai neapsivertė, balną nesulaužė. Geriausia tai daryti arba be balno, arba su padeliu. Einam tokai. Ir, kaip sakoma,
Ir va čia bendras variantas, kaip nuliup nuo arklio, taip? Taip, tik ne visą laiką iškart pavyksta, taip. Šaunuolytė tu. Ir va kaip atrodo mūsų vandens pildymas viduj, kad ne, kai jau šals bačka. Padeda man labai titnagas ir Baltija labai padeda. Titnagas tai sniegą valgo. Nu šito, o Baltija biškį toks mechanikas. Taip, arklėjus. Nu ką, žodžiu, biškį dėl techninių problemyčių, kaip įsikrovė telefonas. Tiksliau neįsikrovė, liko 1%, baigiau jo Baltiją su 1%. Tai žodžiu, tai turėjau eiti dirbti titnagą ir nufilmuot, kaip aš su juo dirbu, bet kaip matot, titnagas sausutėlis nedirba. Dėl to, nes negalėjau aš šiandien filmuoti. Nu, bet nieko tokio. Tai žodžiu, titnagui šiandien gavosi išeiginį. Bet aš per daug nesiparinu, jisai vis tiek dar tik pabiškai grįžinėja į darbą, daugiau išeiginių turi, padirba, vėl išeiginį. Nu, žodžiu, va toks jisai. Tai jo, tai kažkaip dzingulas, galima sakyti. Tai jo, tai padirbau Baltiją, pajojau, titnagas nieko, padaviau abiem košytę, jau jie šiaip jau suvalgė, jau viskas. Ir aš kaip įrodžiau, čia yra, kaip sakoma, žiema vadinasi pas mus. Tai mes, kadangi turim tą bačkutę, su kuria ir pyliau, aš jai negaliu laikyti vandens viduje, nes jinai žiauriai laša. Tai man jau va čia prilašėjo ir aš jau uždengiau, kad biškį sugertų. Nu tai va, tai kol kas pasiruošimas toks, arkliam lauke pridėjau valgyt į šituos baltį šienmaišius, titnagui į padangą, pripyliau vandens ir jie, kaip sakoma, dar biškį Baltiją pabūna, apvilksiu ir eis į lauką, nes kažkokį biškį sniegą rodo. Tipo, buvo pranešimas, kad titnagai, kabinėjusi per mane. Buvo pranešimas, kad tipo bus labai pūga, bet labiau ne mūsų gal dabar pusėje. Na, bet jeigu ką, vis dėlto aš juos apvilksiu vdruk, kad būtų galima vis tiek rytoj eiti toliau irgi dirbti ir kad jie nesušaltų. Tai va, tai dabar einu, dar apsitvarkau biškelį ir vesiu arklius į lauką. Ir viskas. Na va, mes atsipilinukais abiem. Jau apsivilkom ir titnagas apsivilko ir Baltija. Tai viskas, aš juos vedu lauką, jie eis valgyti ir gerti ir ilsėtis, o mes su jumis susitiksim jau kitam video. Iki. Ate tokius sakyk. Ate sakyk. Ate.